Karoli, tai kodėl nusprendėjai pasirinkti Utenos Juventus komandą? Na, man tikrai labai patiko, treneriai mane įvertino peržiūros metu ir, kaip pasakyti, tiesiog malonu, kad pastebėjo, jog galiu padaryti gerą komandai. Ką nors anksčiau buvai girdėjęs apie Juventus komandą, domėjaisi šiek tiek ar? Ne, anksčiau nesu girdėjęs, esu tik aikštelį susidūręs, kai pirmą sezoną LKL žaidžiau Techase, tai sužinojau apie Juventusą. Praėjusią sezoną žaidėjai Vilniaus Lietuvos Ryto komandoje. Na, žaidėjai nedaug, sakykime, bet ką davė tau šitą komandą? Vis tiek buvai vienoje stipriausių Lietuvos komandų. Na, tikrai pamačiau gan aukštą lygį žaidėjų pasiruošimą, greitis visiškai kitoks ir, kaip žinoma, komanda Eurolygos žaidžia, buvo tikrai įdomu stebėti Eurolygos lygį, tiesiog labai buvo gera patirtis. Ar nesijauti padaręs žingsnį atgal savo karjerą, vis tiek iš Eurolygos komandos į Utenos miesto ekipą? Ne, manau, kad žaiddamas Juventus aš tikrai patobulėsiu, nes bandysiu savo tikrai išsikovoti žaidimo laiko ir tikrai nemanau, kad tai žingsnis atgal mano karjerai. Žydrūnas Urbonas kalbėjo, kad turi žvėrišką potencialą, bet tiesiog tau reikia žaidimo laiko aikštelėje ir iš tikrųjų jautiesi pasilgęs to krepšinio. Jo, tikrai, nes pradės sezoną tikrai negavau daug žaisti ir, kaip pasakyti, esu tiesiog išalkęs to laiko, tiesiog noriu parodyti visiems, ką aš galiu padaryti aikštelėje. Teko gal jau šiek tiek kalbėti su treneriu, kokį tavo vaidmenį numato komandoje? Ne, treneris gal kas nieko su manimi nekalbėjo, bet manau, tai vyks greitų metų. Ar gali Utenos krepšinio mėgėjams papasakoti šiek tiek apie save, kokios tavo stipriosios pusės, ką mėgsti aikštelėje daryti? Na, visų pirma, su vidurio puolėjas mes mėgstu žaisti nugarą, po kašių, agresyviai, mėgstu dėti iš šaus. Na ir ko gero viskas. Kaip jautiesi po pirmųjų poros dienų treniruočių, nesunku? Na, nepasakyčiau, kad lengva, bet išvargęs irgi nesu. Tiesiog vyrai dirba, stengiasi, aš irgi bandau padėti visiems pasiruošti, kad manau viskas tvarkoja. Greit radai kalbą su naujais komandos draugais? Taip, komanda tikrai yra labai draugiška, mane, manau, priėmė kaip naujoką ir tiesiog viskas yra super.